Nu tai kur rūtelais mieliausi, vaikeliai brangiausi, kokie dzīvai zoprajovai, vat ėmėm ir mes vėl atsiradom. Tai norim su visais labai pasisveikyti ir su tais senais mūsų sekėjais, nu žinot, kuris eina iš paskos į visą visi seka žiūri, ir su tais visais naujais, kad jie atsiras, nu ir mes tik apkų sekam, tai labai sveikinamės su visais ir džiaugiamės, pradėsim gi naujų mokomųjų filmų serijų, nu, filmai tokie, kaip aš sakau, naujas sezonas serialų vėl prasidės, nu ir dar mes mokysimės aplink 8 nycinius divonus, kaip reikia aust su tom 8 nytim, ta diminė technika, nu, va, žinot, va, tokie visokie žodžiai yra. Tai mokysimės aplink tai. Nu, o kuka buvo mūsų pirmas sezonas, taigi visi žinot. Nuo ko pradėjom, kas stovai, kas tos lapės, kaip jas prikalam prie sienos, nu ir mokėmės aplink tuos 4 nycinius, o dar jau pradėsim biški tokių, nu jau mandresnį, sudėtingesnį mokytis ir išdabosim, kaip tai mum seksis. Nu, o jei atsiras ir tokių, kad jei nori iš rozo pradėti ausiu 8 nycim, nu, tai mes žinokit, vaikeliai, savo šitan sezonan, visuose šituose filmuose, nu mes jau nerodysim, kaip reikia mes, kaip reikia aries, kaip tikų toliau daryti, va visa tai jau yra nufilmuota ir viskas yra ten mūsų pirmant sezonan, aplink 4 nycinius ir tai galit visą padaboti, kas nežinot išmokti, kas žinot prismyt. Nu, o savo šitan sezonan mes jau porysim tik tai, kas ir susijęs su tais 8 nyciniais divonais. Tai nuo planelių pradėsim, mokysim suverts, nu ir kaip reikia austi. Nu ir šitoj mūsų pirma pamoka ir yra skirta supras šitiem visiem planeliam. Babratulė, jei dar pasimtai 4 nycinių planelį ir dar va pasimi 8 nycinių planelį, taigi visai kaip kita. Se kokių va iksiukų visokių prikeverzuota, kaip paukščių kalbų, tai kaip nežinai, tai ir nieko neprasi. Nu tai kas mums darys? Tai dar eisim pas Antosių, katroj geriausia audėja pas mus, jos planelė sudaryta, jos divonas, jos austa, nu ir prašysim, kad joj mum paaiškyt, kas čia užkoduota ten planelin. Ir tada dabosim, kas mum gausis toliau. Jei trajime keliai, kai drobelį audiau, užstojant 4 dar andelanė, užstojant 4 dar andelanė. Čėsas eina greitą, o kuo mes mislinam suspės rozus su juo visur, tai va dar prisėjom, susmislinom tuos 8 nycinius, nu tai ir prisėj. Ir mumi ateits pas Antosių jau, paprašyts, kad jį mumi visą paaiškit, kas tyzo planelis, kaip tai reikia verts, kas čia užprogramuota ten planelin. Nu ir dar va mes jau atajom pas mūsų audėjų ir dar mėgysim visą įsiaiškit, jį mums susiko visą papasakots, paporits, kaip tikas kur aiškia, nu ir mėgysim pas tetų visą įsiaiškis ir jau tada mes eisim paskui dirbti. Tai dar teta, man tai vis tiek labai nutep interesno, už kurių šitų raštų gavot gal? Aš gavau iš nuoškūnuos, mano giminaitė buvo tokia ir jinai buvo labai audėja. Tai jinai audė ir 10 nycus, ir 8 nycus, ir parinksus. O savo pas mus kaimą, tai pas mus neaudė, tik tai 4 nycus ir parinksus moteros audė. Na ir aš paskui susidomėjau, o ir mes pirmiausia, tai mes parinksus kažkaip tai pirmiausia išmokom, tuos audėm. O paskui 4 nycinius, tai buvo labai lengvas audzimas, tas 4 nycų. Lengva susverts ir lengva audz buvo, na, bet man paskui norėjo, kad jau kažkokių įdomesnių. Na ir aš pas tų nuoškūnuose moteriškai paprašau, tai ir jį man davė, sako, va šituos 8 nycus, sako, pabandyk. Tai man davė planelį ir divonų, ir paaiškino, kaip. Nu ir kažkaip dar tada sugebėjom, jaunystom, tai sugebėjom, supratom, kaip tėvus ir tada pasidarau nycis. Nycis tai paprastus, senai 8 buvo. Tai
padarau nysis, nu ir bandžiau aust, nu ir išėjo kažkaip tai, dar buvom jaunos, tai dar buvom, supratom ir viskų. Nu, tai kur jau čia neišeis, kaip jau šitie kas priaudus ir Na, visa. tada priaudžiau, tada audėm, bet mes jau kaip dedam stovus, tai kokius jau ne 2, ne 3 už, bet kokius 8 arba 10 ir 12 gyvūnų iš karto apriesim. Ir jau tada viskas išėjo, be klaidų, be nieko gerai audės, tai paskui mes ir ant juodosios navos audžiau, ir ant raudonos, tai premazgom. A, tai paskui tik tai dasmazgot ir viskas. Dasmazgom ir viskas. O tai jum, kaip tai davė toj moteriškė planelį iš Noškūnų, tai jūs tik tais persirašėt ir paskui turėjo divonų rozom ir pagal tai susvėrėt. Pagal tai susvėriau. Nu ir tada mes pradedam, nukpisti šitus damkučiais, va, šitus pradedam, šito vers. O paskui jau kaip susisiūna, kad būtų viena rumbė, kad ne. Ir kad būtų visas tada tas raštas. Tai va, kaip ir tenais irgi va nuo krašto va šitas, o jau paskui pilnai išeina. Pilnai. Nu tai... Ale kaip jūs vis tiek, taigi ir nesusmilinat, ir nycys 8 ir visą, tai dar ceva jau kiek suprantu, čia jau nycys surašyto šonan, va 1, 2. Tai senai nycys surašytos ant kokių. Bet tai žinau, kad atsisėdau stovų ir kur ant taburetės pasdėsi planelį, nu ir gyvūnų, nu ir tenai žiūri ir senai, tai senai paskui dabar šitas va, strikas mes vadinam, strikas, o senai va pervara. Tai šitas strikas va ant 1 ir ant 2. Nycys vers. O tai dar teta, kiek šitan jau strikan verės? Tai mes, aš kaip apriecam, tai tada iš planų susiskaičiuoju. Tai sena va 4 poralai. Ir užmesgi mazgelį ir tada... Poralai paliekat jau laisvų pervarai. Tada pervarai laisvų palikau. Ir tada taip susmazgau mazgelius po 4 poralas, 4 poralais, pervara ir šitaip šitų va jau susiskaičiu. Nu, jau reikia atidžiai žiūrėti, kad nesusmilitau, tai aišku, kad jau niekas nekalbėt, nieko. Nu, ir paskui toliau. Ai, tai tada taip jau mažiau ir klaidų, paskui būna jau kaip verėt nycyse. Nu, tai aš jau kaip susiskaičiuoju iš anksto, tai man būna aiškiau. Nu, jau paskui dar jau kitas strikas. Tai jau veras ant 3 ir ant 4. Tai ant 3 ir 4 ir visada nycys jau skaitom nuo kvelano eina. Nuo kvelano. 3, 4, o pervaros, tai čia jau pagal jūs planelį visada išeina ant 7 ir 8. 7 ir 8. Nu ir paskui tai visai būna ir nesunku. O šitas strikas, jau kitas strikas, o šitas veras ant 5 ir ant 6. Ir tada pervara vėl ant 7, 8. O tada jau eina vėl ant 1, 2 ir vėl pervara, tada ant 7, 8. Nu, tai ir tai va, ir tai visų planelį, bet aš iš anksto sumazgau mazgelius. Mazgelis ir pervara, tai tada man būna jau gerų, kaip veru, tai tada nesusmilinu taip. Jau aiškiai pažiūrai, nu paskui taip ir toliau einam. Ir toliau šitaip eina, 3, 4 pervara, 3, 4 pervara, šitas 3 pervara, nu ir toliau 5, 6. Nu ir tada tai čia jau taip tada visur susveri, o čia jau va kraštas atskirai yra. O jau kraštan kiek lieka, kad tai visur senai po 4 poralas ir pervara, 4 poralais ir pervara, ir kraštan, tai kiek lieka krašto, tai tiek ir padarom. O tai dar kaip su tais pakojais ir su tom nycėm, čia vis tiek, va dar va irgi jau pas jūs pažymėta, tai čia jau kita, tai dar va, čia jau nycys surašytos, 1 ir 8 va visos, o čia jau pakojos. Pakojos, o kaip suveram, ir jau suveram skietam, nu ir tada pakojos pažinam, tai čia va pakojos. Tai čia dar bus ant 1 pakojos, bus 2, 4, 6 ir 8 nycys. Nu, tai čia prie vienos pakojos 4 nycys prisriša. Prisriša paskui prie jau kitų. O jau paskui va, jau prisriša va šitos va jau rašto 1, 2, arti 5, 6. Ir šitie va 5 pakojos. Ir čia jau paskui vėl tada ant kitos prisriša kitos paskui 4 jau čia. Ai, tai čia tos prastos, tai jau dugno aust. Čia dugnas žvainytas. Tada išmokstam ir auzam ir toliau ir būna ir tada lengvas yra auzimas, jeigu teisingai suverta, teisingai pakojos pašytos, nu ir tada čia auzam ir... O kuo čia pas jūs raiškia va šaldytuvas ir spinta?
Bet tai mano vas aš ten kambarinse buvau, šaldytuvas stovėjo, A, o spinta stovėjo. Nu tai tada tai aš, jau kad nesusmildytumėt. kas nesusmilitau, nu va, ant šaldytuvo tenai va taip pasidedu šaudzyklas, siūlus ir kad aš nesusmilitau, tenai spinta ant šitų varžybų. Bet jūs gal šitus gal aštuonianycinius labiausiai ir mylėjot, bet jų labai daug ir Aš prisaudus. daugelį prisaudžiau. Nu, keturnycius daug audžiau ir parenksus, nu visų gyvenimų. Nu, bet iš aštuonianycinių tai jau šici gal buvo Nu, tai mylimiausi. šitie aštuonianyciniai šitų. Jau kitų raštų nekeičiau. Mhm. Nors buvo ir kitų raštų siūlinų, bet tai man, kaip susvėriau, tai man buvo labai gerai. Aš jau dasmazgau, nereikia per naują Naują kitas vers. Tai man siūlino ir kitur raštą, bet man buvo šitas raštas patiko ir aš jį gerai išmokau, gerai susvėriau. Nu ir aš tada ir ant baltos, ir ant juodosios navus, ir po 10 sienų, po 8 sienas iš karto apriecam. O tai jūs dar ką palikdavot į tuos galus ir užmazgo, tai iš skieto ištraukėt ar su skietu ir su nycim paliekat? Su skietu ir su nycim. Ir su savo užaudžiu, kad neiširt. Ir tada jau su skietu ir su nycim palieku. Tai tada jūs tik dasmazgot. Tada jau reikia dasmazgys. Nu jau tada irgi jau vienai būna sunku, ką jau mazgytis būna, kad atsivėsa, aš neturėjau kokio, mano sūnai, nu tai ir sūnai man padėdavo, pamokino, tai man irgi paskirstų poralas. Tai jau buvo vyriausias sūnus, tai jau jis visų laik prie, kaip aš audžiau, tai jis kažkaip irgi nusmanė jau tuos audimus, aš jam pasakau, kaip tai man atskirs poralas, nu tai jis atskiria ir čia Nu, taip, pamatnygų ir užsiaugino. Ale dar va taip, kaip mum išaiškino, tai atrodo nieko čia labai sunkaus ir nėra. Sunkaus ir nėra. Tai Ir nebuvo tai sunku. Ir sakau, to moteriškai man, tai neturi laiko, žinai, ką kaimuose gyveno, tų darbų pilna, tai man tik davė dievūnų ir planelį ir sako, tu auzi, tai sako, tu atsirinksi. Nu, tai taip ir buvo. Ir keturnycius saudėm, keturnycius tai jau tai irgi visokiais raštais saudėm. Nu, tai dar va, galim ir kitų padabos, tai dar va jau šitas jau ant juodosios navos atausta, tai dar va visai kita ir atrodo. Nu, tai va, ant juodus jau tai yra apnešuotas. Nu, ale vis tiek va dar kokis grėbnas. Ir kad jie nešuosi ir nešiojame. Ir nešuoja, ir ant žemės kloja, ir visur, ir niekur. Tai va, Nu, tai ačiū teta, kad papasakojot, dar mėgysim ir mes kūtai jau susverti ir dabosim, kas tai mumiai gausis, nu, gal kas ir mum išeis. Išeis, kad jau jūs dabar protingesni, kad mes buvom, ir atmintis kitokia, ir kalba, o dar jau pasenom, tai jau viskas keičiasi. O dar nepamėcinat, kad va šitų važalių prieš kiek metų audėt? O čia gal kokį ovašmetelių jam? Prieš kokį 10 metų, gal paskutiniu laiku, tai audėjau abrūsus, keturnycinius, turėjau dar siūlų, dar turėjau sveikatos. Tai dar tada norėjau sunaudoti siūlus, kad tai dar abrūsus tuos audžiau. O jau paskui jau užpuolai lygos ir akys atsisako. Nu, viskam čia Šitas tai, nu jau 60 metų gyvenau su vyru. Tai visus metus ir audžiau. Visus metus žiemom audėm. Vasarų tai jau vasarų neaudėm. Nebuvo laiko, kada auselė. Ateina žiema, jau mes po kalėdų tai jau ruošiamės siūlus, jau sukam. Nu, tai jo, tai dar kaip ir visą. Tai ačiū dar, Rozų, kad papasakojot visą, mėgysim dar ir mes darytis. Nu, o jūs, mėly gėlalais, audėjai ir audėjos, tai va taip ir jum irgi norim palinkėti, kad ne vienų pastovų išsiaustumėt, ant baltosios navos pasidarot, susveriat, išsiaudzėt, galus pasliekat, dasmazgot ir tada ant kokios bordinės išsiaudzėt, kad būt nor kokį 5 pastovai po 10 sienų. Nu, va, tai linkiu ir jame auskit toliau, jau dar tęskit mūsų darbus, mes išmokom, nieko mes jūs neišmokinom. Ir jūs protingesni dar, tai geriaus atsirinksit. Davė dievonų, davė planelį ir susvyrim, paaiškino, kaip daryti, visą nėra jokio sunkumo. Tik tai reikia labai jau atidžiai
jau žiūrės, kad... Nu, tai, žinot, sako, nėra jokio sunkumo. Tai kapsus gaudai ir supranti, tai ir nesunku, kap nesus gaudai, nu, ir daryk, Bet tu čia va, nori. kad jau sapau 4 porelas, tai jei jau dažysi vienu poralį, vienas rekan daugiau, tai jau klaida ir jau neištaisysi, jau vien reikia viskas per naują išarzys ir per naują darys. Nu, Nu, mėgysim ir mes taip Nu, tai linkiu susiskaičiuoti ir ir jiem pasidaryti. toliau auskit ir toliau tęskit tuos auzimus ir visokių kitokių raštų, dar jūs sugalvosit, būkit laimingi ir auskit ir toliau. Ačiū, mėgysim. Nu, kų vaikeliai, grįžom, parajom, nu ir dar rozų, pašnekėsim, kusia tas planelis reiškia ir kas čia užkoduota. Tai va, tai antose, kaip ir sakė, visi šitie planeliai, nu jie kitokie nuo keturnycinių. Ir jei nėra audėjos niekap kita pažymėta, tai dar mes kap skaitom va šitų visų planelį. Taigi iš rozo galim ir susgaudyti, kad va, čia šitie iksai, nu tai čia yra pažymėtos tos vietos, tos nycys, in katras ir reikia vertinti. Cikų, visada mes turim atsimyti, kad tas va, vienas iksas, nu tai jis ne vienas siūlas, o visa damkutė. Ar tas visas tulpelis, ar visas strikas, jau kaip mes pavadzysim tep, bet tik jau yra ne vienas siūlas. Ir jei nepažymėta planelin, va, per visų planelį mes kaip žiūrim nieko kita, o parašyta cikų pervaros, nu dar va kaip ir pasantosiu. Parašyta pervaros, nu tai značiat visos tos pervaros visada ir verės 7 ir 8 nycin. Nu, va, va gražiai nycys surašytos ir net pažymėta, kur yra velanas, kur yra skietas. Nu ir skaitom nycis nuo kvelano in skietų. Nu, tai nuo kvelano in savi. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8. Nu ir mėginam dar va pasimam planelį, pasimam divonų. Nu ir mėginam dabots. Dar va pažymėta 1 ir 2. Nu tai reiškia 4 porelės. Jei norit, galit ims ir po daugiau. Nu, antose visada po 4. Po 4 porelas ten stulpelin. Tai ir veriat 1, 2 nycis, 4 porelas suveriat, tada porelai eina ant 7, 8. Nu tai jau bus pervara. Paskui vėl 4 porelais ant 1, 2 nycies, nu ir paskui vėl pervara. Nu ir va šitą pava visą suveria, tai va sakykim jau šitoj rašto dalis baigta, tada jau kita dalis, 3, 4. Nu ir va šitą va po kožnos dalies su pervarom per visų raštelį mes pereinam ir tada vis pakartojam. Bet kartots reikia labai žiūrėti nuo kur. Bet dar ir šis va, jei mes pažiūrėtumėm, tai va čia išeina va šitoj va dalis, va šitie 6 stulpėliai ir čia parašyta pas jų, tik tais nuo pusės šito. Va kap jau išsiausit ir susiūsit, kad gautus pilnas šitas visas kvadratas, šitas raštas, tai pas jų tik nuo pusės. Nu tai jau tada reikia atsirinkti, kad šitų pabaigsit, kad jau tada reikia verti, va jau nuo senai pagal raštų. Nu tai dar žiūrėkim, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu tai bus va šici 6 stulpeliai, kurie verės 1 ir 2 nycin. Nu, aš sakau stulpeliai, eite dzūkiškai, tai reikėtų sakyti strikai. 3, 4 jau bus va šitas strikas. 5, 6 jau šitas. Ir va vėl 1, 2 bus jau šitas strikas. Nu ir va te pasiskaičiuojam ir visą suveriam. Tai va, tai dar jei padabotumėt in planelį ir in divonų, tai iš karto seka supras, kad va, nuo šitos vietos planelių, kur ir prasideda, tai ant divono va šitą sava. Jau nuo čia visi šitie stulpeliai, strikai eina ir, kaip ir sakiau, reikia nepamiršti, kad kožnas vienas va šitas strikas, šitas stulpelis yra iš 4 poralių, o pervėrai tik 1 porelai panaudota. Tai va, ir pagal planelį, kaip nuo čia prasideda, eina viskas, eina ir va iki šitų stulpėlių ir va šit iki šito striko ir baigęs vis. Ir tada mums liko dar kraštas suvers. Ir kraštas visada būna pažymėta atskirai, nu ir galim padaboti. Jei mes susvėrėm iki šits, nu ir va ragėts. Ku šitoj mūsų visa rašto dalis baigęs, tai va šits. Nu ir va dar čia jau kraštas. Tai va mūsų šitas, 1 ratukas, 2 ratukas
ir jau tada nuo šits atsiktais prasideda kraštas. Tai ir galim padabuot krašto pirmas strikas yra trecion ketvirton, nu tai va, ir yra trecia ketvirta, penkta šešta nycis ir vėl pirma antra. Nu ir šitap tų kraštų eiliodami, kartodami tų patį per tų patį ir suveriam. Nu ir visada turim pomėcis, kaip reikia suverts mum kraštelis. Bagi, kožnan planelin tai nepažymėta. Audėjom ir taip visą aišku, kaip tų kraštų reikia suverts. Nu tai jei jau mes norim tokio lygaus, gražaus, tiesaus krašto, nu tai tų kraštų ir turim suverts, kaip sako, ant prasto. Nu, kūtį reiškia ant to prasto. Tai paimam nor 4 porelas ir suveriam kožnon vienon nycin padret. Nu tai pirmon, antron, trecion, ketvirton, penkton, šešton, septinton, aštunton po vienu siūluku. Nu ir va tada turėsim mes tokį gražų tiesų kraštelį. Nu ir jau mūsų tas audzimas bus visai kitokis. Ogi kaip sako, jei gera audėja, nu tai jau ir kraštas gražus. O mums storavycis tai reikia. Nu tai va, tai dar mes kaip pasimam tų 8-nycinių planelį, tai be viso ko kaip verts siūlai yra ir parašyta, kaip reikia pasirišti pakojus į nycis. Nu, kaip mes sakom, pasyts nycis, kaip reikia. Bet jei jūs paimtumėt 4-nycinių planelį, nu tai tai dažniausia būna neparašyta. Arba tik būna prierašas, kaip verėste piraudzės. Nu tai tada reiškia visą ir mini iš eilės. O čia jau yra biški sunkiau, bet in vienų pakojų prisiriša ne viena, o kelios nycys. Nu, dar pasantosiu, tai pakojų ir nycių parišimas viena pažymėtas. Nu, mes biški savo paslangvinom ir pasdarėm kitą. Ale pasantosiu, tai pažymėtos 5 pakojos, nu, o pas mus jau gavos 7. Tai dar mes pasdarėm taip, kad kaip audzėm ant prasto, tai mes tas visas nycis pasirišom ant 2. Bet pasantosiu pažymėta, kad prie vienos pakojos reikia prisirišti 4 nycis kaip ant prasto. Nu, o mums lengviau, kad būt, kad geriau išsimint, tai mes pasirišom po 2 nycis prie vienos pakojos. Nu, tai dar va, imkim pirmų pakojų ir ant pirmos pakojos mes pasirišom 1 ir 3 nycį, ant antros pakojos 5 ir 7. Tai šitas 2 pakojas minsim tada, kaip ausim ant prasto ir kitas nycis iš kitos pusės. Mes pasirišom ant 6 pakojos, tai 2 ir 4, o ant 7 pakojos 6 ir 8 nycis. Nu tai porinės. Tai irgi šitas jau 2 pakojas pausim tada, kaip ausim ant prasto. O rašto nycis, nu jau katrose suverta raštas, mes pasirišom ant 3 pakojos, tai 1 ir 2, ir būtinai reikia nepamiršti prisirišti vienu iš pervėrų nycių, tai 7. Ir gaunas, kad tada, kad mums prie vienos pakojos parištos 3 nycys. Nu, kaip sakom, pasytos. Prie 4 pakojos pasirišom 4 ir 5 nycį ir 7 vėl. Prie 5 pasirišom 5, 6 ir 7 nycį. Nu ir čia jau šitos vidurinės pakojos ir skirtos raštu. Ir jau mes kapausim raštu, tai jau tada mums reikės minti tik po 1 pakojį. Nu tai va, ir dar visi tie senoviniai planeliai, kaip audėjo sakydavo, jie turėdavo savo kokius tai užvadinimus. Nu ir būdavo tik kokis rašto pavadinimas, tai jei audėja žino, tai jo jį ir parašo, o jei ne, nu tai jau pasvadina taip, kad ir pati atsimyti, sakykim, kad ir jau 10 metų pravėjus nuo audimo. Tai dar mes kaip ir buvom pasantosiu, tai jo ir va pati užsivadinus ant planelio 8-nyciniai divonai, kur daug audiau. Tai jį prisaudus ant visokios asnavos, visokiom spalvom, tai dar va ir šitas juodas su geltonu šilku kuotaustas irgi ant tosios. Tai mes ir pasirinkom tokius, kad ir audėja žinot, ir mum paporyt galėt visą, kaip tai su jais visą reikia daryti. Tai mislinu, kad ir mum reikėtų tokių madų išlaikyti, kad jei nežinom rašto pavadinimo tai kokio, nu tai jau kaip noriu ant savo planelio, jau tik kur kampan užsirašykim, ar tik kokius spalvų audiau, ar tik daug, ar mažai, ar ciko, ar ne, kad jau atsimytumėm ir senatvėn, kokie tie divonai mūsų buvo iš to planelio. Nu, o dar jau kaip tų audėjų mažėja ir tas planelių likimas nėra aiškus. Ir mislinam, kad ir žmonėm jau tų senų planelių gauts kuo toliau, tuo sunkiau. Nu, tai gali kaip kam bus ir įdomu pačiam iš divono pasidarys tų planelį, jei turi tokį divonų. Nu, tai dar
biškį papasakosiu, aš jums paporysiu, kaip reikėtų planelį pasidaryti. Nu, tai dabar iš pradžių, tai svarbiausia pasimti tokių divono vietų, kur pras kokis tai raštas. Nigde nesimkit va tokių va pavyzdžių, kur, nu va, cik tai juoda, cik asnava ragėts ir nieko, tai jokio rašto nepras, o bus labai sunku susgaudyti. Tai pasimkim liniuoti ir va palei vienu eilukį padėkim iš apačios, tada pasimkim tik kokį popierukų ar kitų liniuoti, nu ir va padėkim iš viršaus tep, kad būtų regėts rašto va tokios dvi eilukės. Nu ir pravda dar, ką pasima divonų, tai jau pasdėkit tep, kaip ir audzėt. Nedėkit tik apskersai išilgai, ale va šitą va, kaip ir audzėt, kaip stovose divonas, tai tep ir pasimkit ir užsidėkit, nu ir va dabojam. Tai dar va šici visi stulpėliai atausta geltonai, čia va šilku jau tuo vadinamu, nu tai čia bus viena rašto dalis, o virš jų juoda. Tai va šitas va viena rašto dalis, čia va jau ragėts kitas kvadratukas juoda, o jau virš jo geltona. Nu tai jau čia bus antra rašto dalis, katroji ir priešinga pirmai. Ir va paskui ragėts va per du tokius va kvadratukus, šita visa dalis yra juoda. Nu tai čia jau trečia dalis. Tada žiūrim toliau. Čia va vėl geltona ir virš jos juoda. Tai jau atsikartoja šitai daliai. Tada vėl juoda atsikartoja. Juoda geltona atsikartoja. Ir vėl va 6 stulpėliai geltoni, o virš jo juoda. Ir vėl teva visa atsikartoja ir tep susidaro raštas. Tai kaip versit, tai dar žiūrim, kaip reikėt pasižymėti visą. Tai va šitas va ku geltona, tai visos, sakykim, verės pirmon antron nycin, tada šitoj kui va juoda ir čia geltona, trečion ketvirton, nu ir jau va kui vien tik juoda, penkton, šešton. Nu ir tep tik pasižymėkit ir tada vėl geltona juoda, nu tai veriam pirmon antron, kaip ir šita, nesusmilinam, tada vien tik juoda, kaip ir sakiau, kaip ir šit, penkton, šešton, veriam tepats. Ir va šitą per visą pereinam. Tai va ir dar šitą pasižymim ir visą pereinam per visų divonų, nu ir turėsim savo planelį ir jau galėsit verti. Nu tai kugėlalais. Šiaip netep, ale išsiaiškinom, kas se užkoduota tan planelin, kas se kur aiškia. Stovai mūs jau beveik pareidzyci, visa jau suriesta, liko tik eits ir pradėts verts nycyse. Nu, pomėcinat iš 4 nycinių, o jei ne, tai suprasit, pasimkim glėbį kantrybės ir eikim verts nycyse. Gėlalais, rūtelais, lankėmės jumi žamai ir dėkavojam labai už tai, kad padabojot šitų mūsų filmų. Jei norit patys pirmi pamatyti mūsų visus naujus filmus, katruos dar išlaisim, nu tai jau nepamirškit užsiprenumeruoti YouTube kanalų Pareidzimai. Ir tik nepamirškit sekti Pareidzimų Instagraman ir Facebookan. Ba mes tik keliam visas savo naujienas. Ir fotografijas, ir aplink filmus, ir kų jau nudirbom, ir kų prisdirbom, ir tų, kų dar ruošiamės daryti. Jūs parama mūsų darbam labai reikalinga. Tai norim padėkavoti kožnam, katrie jau prisidėjo, ir labai kviečiam visus, katrie džiaugias mūsų filmais ir visais kitais darbais, parems mūsų veiklas. Kaip nesunkiai šitą sekas padaryti, rasit informacijų žemiau.